labai aфиgeną dieną. Žinote kodėl? Ne todėl, kad taip gyvenimas nėra gražus ar kažkas tokio, ne, bet kad Aivaro Šukuosna šiandien nepasisekė padaryti. Bent jau aš taip sprendžiu visą laiką, nes tai dažniausiai būna gera diena, kai Šukuosna gerai pasidarau, bent jau tai paremta mano faktais visais, kurias buvo, bet aišku. Nesvarbu, kaip atrodome kažkaip, bet ir Aivaro labai pačiam nepatinka, bet vis geriau negu nieko. Ir taip buvo taip, kad atvirai pasakius. Pasidariau Šukuosną, žiūriu save, visiškai nesąmoningai, visiškai net panašiai per Šukuosną buvo. Op, gal vėl po dušu, išploviau vėl visą, vėl staigiai pasistačiau. Tai duše praleidau apie 50 minučių. Taip šviesa bendrai, visko, susiskaitymas, visko. Normaliai, ne? Labas rytas, laba diena, labas vakaras. Atsikėlėme 5 valandą, paėmėm, padarėm krūtinę šiandien, ką šiandien turėtume nuveikti. Tai dabar iškviesime, pasiekime visus gyvūnus, jų mama mano nuėjo praustis. Sėdime, va, pirmas gyvūnas yra. Nu kaip pirmas gyvūnas, Grantas Čiučikas, buvo išleidau palakstyti. Vakar šiukų, kas nežinote ir nežiūrėti epizodo, tai rulonus vežėm ir panašiai. Tai jau gavau labai jau iš nugarą, bet skėliau, praspankštinau, tai labai nejaučiu. Iš tikrųjų biškiukai yra, bet čia yra normalu ir tai yra labai gerai. Ir taip, einame dabar, kaip sakant, visus gyvūnus pašerti, kaip ir sakiau, o jūs turėkite nuostabią dieną, džiaugitės gyvenimais ir aš bandysiu turėti nuostabią dieną. Man 7 pamokos, nežinau, kiek jums pamokų, kada jūs grįžti namo, kokia jums buvo diena, bet tikėkimės, ji bus, arba buvo, arba yra nuostabi, užtikrinta ir siekite savo svajonių. Ir nors kažkiek priartėjate prie jų. Ateik, nu. Ateik. Grįžau namo, po pamokų visų vakrantų, kai norėjau ne laukan 10, taip kokias 5 minutės pastovėjau, taip ką prisiminiau reikia šiandien daryti, nes tiek man baigęs atostogas, tai reikia atnešti malkų. Tai yra pirmas darbas, kurį reikia pasidaryti, tai atnešti malkas, tada grįžti ir tada tikriausiai daryti namų darbų ir panašiai. O taip, kalbant apie mokyklą, tai buvo produktyvi diena, kaip sakant, pasimokinam normaliai. Daug supratom, daug nesupratom, kaip visą laiką, nes tupėt kažkaip mintis man, aišku, kad labai pastarosiam savaitėm netokios. Tai yra labai blogai, aišku, labai blogai. Darling, you send me, I know you send me. Darling, you send me, I know you send me. Darling, you send me, I know you send me. Darling, you send me. Darling, you send me, I know you send me. Iš tikrųjų, čia taip atrodo labai baisu, didelis šitas ir viskas čia buvau, bet visus piršus viską gali judinti. Tas dalykas yra, kad žinai, kas buvo? Ta prasme, čia yra žiplumas, susižiūrėjimas ir panašiai. Aš to pagarsėjęs. Ne, čia iš tikrųjų tai nieka nėra, biščiuka tik tai. Labai palyginus nedaug, va šitą vietą tik tai vakurodus nuosimo, būtent šitą vietą biščiuka buvo ir viskas. Bet aš tiesiog taip užviniau, kad man būtų šitą poziciją taip ramiai, nes iš tikrųjų kerta neblogai. Tikrai kerta neblogai, bet man svarbu, kad būtų pozicija, uždėjau kleistrą, viskas normaliai. Tiesiog paėmiau, kapau malkas, buvo taip sukiriau į ranką. Normaliai. Ne, aš tiesiog kažkaip nežinau. Ten kažkas kryta nuo malkolio ir kai kapojau. Pačiuk pasižiūrėjau, tai gal taip biškiuką ranką pasistūmė. Bet taip, opa. Gerai, kad ne iš tos jėgos dar dėjau. Aš visą laiką kaip kapoju, tai pabiškį kapoju, nestipriai, tai labai gerai, nes taip, kai laikai po vieną ranką pabiškį kapoju, bet taip, kai normaliai kapoju, bet šį kartą gerai, kad pabiškį buvo, tikrai gerai, kad pabiškį. Turėjau dar reikia labai įsigasti, bet iš tikrųjų mažytė skylutė, bet skylutė yra. Tai biškiukai palei pat kaulą, taip pat šoka iš tikrųjų, bet neskyla, tikėkime, kiek spėjau, net neturėtų skilti. Svarbu, kad nebūtų jokio, kaip sakant, vidinių kraujavimų ir panašiai, bet lygiai nieko nėra, lygiai viskas normaliai. Kraujas labai nebėga, ledą užsidėjau, praėjo, žodžiu, linksma, draugai, tikrai linksma. Kaip sakant, Grantukas išėjo, irgi pabuvo, grįžo, malkų prinešiau, užkūriau pečių, kai matėte, viskas yra labai gerai.
sakant, padariau pamokas, o tai yra labai gerai. Rytoj anglų bandomasis, tai laukiu iš tikrųjų neblogai. Ką šiandien padariau, tai biškiuką pasižiūrėjau sinonimų kai kurių, pažiūrėjau kaip sakant, tų sakinėlių trumpų, kur galėtum duoti, sakykim, rašinyje. Ne tai, kad rašinė, bet laiške, ir tada dar bus esė vadinama, tai laukia 2 šitie parašymai, tada klausimas ir skaitimas, dar va šitie dalykai, tai bus iš tikrųjų įdomu, 3 pamokas varysim, 3, 4, 5, tai taip laukiu iš tikrųjų, rimtas dalykas, aišku gerai, kad aš nekairiarankis, todėl, bet aišku, čia nieko iš tikrųjų labai nėra, atvirai kalbant, čia tik biškių, bet įsikirta, viso, nelieka netgi randas spėjau, ai liks, tai liks, koks skirtumas, iš tikrųjų, aš neimu galvą visiškai, dabar reikės draugės iš tikrųjų ką padaryti, tai pasportuoti, padaryti presą, šiandien dirbsime labiau čia ant šoninių raumenų, obligates vadinamų, o lietuviškai nežinau iš tikrųjų kaip vadinasi, kaip šoniniai tiesiog presą, šitie gal raumenys, gal nežinau tikslus pavadinimą lietuviškai, obligates, žinau, kad angliškai. O taip, iš tikrųjų visą kitą taip pasidariau. Darling, send me, I know you, send me, darling, send me, I know you, send me, honest to you, send me, honest to you, send me, honest to you. Sakant, nežinau, ar matėte normaliai visą varkiautą kaip dariau, bet, žodžiu, kaip ir sakiau, dariau šonus, vadinamus, neblogai varkiautas, kaip sakant, galite bandyti daryti, tai matėsi ir jei net, atsiprašau, bet kiek mes matėsi, tada netyti, nu, nežinau, bet mir tame, kad visai neblogas varkiautas iš tikrųjų, pajaučiu net kojas biškiuką ir žinoma šonis pasiromenį, iš tikrųjų neblogai pajaučiu, tai yra labai geras dalykas. Kaip sakant, draugai, esate kelionėje su manimi, nežinau, iš tikrųjų kokią kelionę apibūdinti, bet gal sporto, svajonių, mokslo, nu visų dalykų iš tikrųjų. Todėl aš tikrai dėkingas tiems, kas žiūrite ir panašiai. O dabar ką dabar reikės padaryti, kiek eiti nusiprausti. Ir taip, pagaliau nusimti šitą šukuosiną, kuri mane taip bėsina. Reikia kirptis. Nes iš tikrųjų turiu kaip pavyzdžių, kaip galima kirptis, bet dar neapsisprendžiu. Dar ne. O tai yra blogai iš dalies, kai aš neapsisprendžia. Bet esmė yra tame, draugai, kad iš tikrųjų vyksta daug planų, daug derinimų. Draugelis greit grįžta iš Anglijos, tai galbūt bus taip, kad mes pradėsime tai daryti tas workoutus normalius ir tikrai rodysime su štangom, su kokį sportuojame. Jei jam pavyks susiorganizuoti viską, man pavyks susiorganizuoti viską ir surasime plotą vietą, kur galime sportuoti normaliai. Todėl laukite galbūt draugai to ir iš tikrųjų gal tada kartu turėsite daugiau motivacijos, turėsiu aš daugiau ko parodyti ir ką veikiu per dienas ir panašiai. Žodžiu, bus matyti draugai. Dabar, kadangi yra pirmadienis, ką mes pirmadieniais darom, iš tikrųjų darome prisiminimus. Įprusėm, viskas yra labai gerai.
kažkaip netgi geriau. Nereikia rūpintis, kaip sakant, kaip plaukai taip nuleisti, ten paėmė viso. Tau tvarkinga, nebus taip dalykas, kad ten labai baisu bus, nes tada taip žiūri, ištisai, taip, aišku, rytoj vėl tą patį darysime. Kodėl? Neįsivaizduoju, reiktų keisti stilių, kaip ir kalbėjau, bet tiek kalbėjome apie sveiką gyvenseną, ne viską. Tipo, apie mane pradėsim, aha, nu, ja. Spraitas. Nu, iš tikrųjų labai, aš taip ir galvoju, aš net nežadėjau savo, kad pradėsiu sveiką gyvenseną, viskas užsibrėšiu. Kodėl? Aš dėl to, kad aš žinau, kad aš noriu. Ir aš nenoriu atsisakyti tokių dalykų visų. Nes aš tikrai daug ko jau atsisakęs, iš tikrųjų taip labai. Bet daug kur neatsisakęs, pabiški, viską atsisakysime to, ko nereikia, ir to, ko reikia, viską tą įsisavinsime. Su laiku. Aš taip esu pasiryžęs. Aš nepasidariau tikslo, kad net pas mane turi būti tikslas. Jei aš pasidarysiu viskas ne, taip ir bus, kad ne. Jei aš to nepasidarau, taip ir nebūna. Tiesiog jį pasakau, pas mane turi būti tikslas, va tada užsirašau ar kažkas tokio, kad tikrai tai padarysiu ir tai padarau. Kol kas dar to nėra, todėl... O taip jums, jei turite tikslų ar kažką norite atsakyti, ar kažkas yra, padarykite tikslą. Ir juos siekite ir gyvenkite, net dinėkite jo kitam pirmadienį, kitai savaitėjai, nuo tos dienos, sakykime, nuo kurios kitos ar iki rytojus. Jei padarėte tikslą ir gyvenkite, aš jums sakau. Ne tai, kad jis sakau, aš neturiu jums teisės sakinėti, bet aš jums siūlau ir liepiu tai padaryti tiesiog taip. Jūs tikrai pasieksite visko, ko norite. Pirmadienis baigtas. Aivaro pirmadienis baigtas. Ir tikiuosi jums patiko šis epizodas. Arba tiesiog, sakant, nors kažkiek įkvėpiau, tiesiog, nežinau. Jei yra tų fanų, kurie tiesiog mėgsta mane žiūrėti, prašau, aš esu čia. Ir aš tikrai dar ilgai čia būsiu. Ir mes tikrai daug ką pasieksime kartu. Jūs pamatysite, aš jums prisiekiu. Jei taip nebus, tada Aivaro šiame gyvenime irgi nebebus. Labai elementaru ir paprasta, ne? Iki, draugai. Prenumeruokite, nors neprenumeruokite, svarbiausia siekti savo svajonių, šypsokitės, būkite laimingi, atsiminkite, kad jūs esate talentingi. Ir nesvarbu, jei jūs, sakykime, esate netalentingi, ne, jūs sakysite savo, aš nesu talentingas. Nesvarbu, kad jūs nesate talentingas. Jei jūs tiesiog labai daug dirbsite, jūs viską pasieksite ir viskas bus labai gerai, nes yra tokių žmonių, kurie yra talentingi, bet nedirba ir nieko nepasiekia. Ir nieko neturi, tiesiog sėdė ir tas talentas išgaruoja. Ir kurie neturi talentą, labai daug dirba, daug dirba ir pasiekia to. Labai elementaru, draugai. Pagalvokite. Iki. Gyvenimas yra gražus, jis tikrai yra toks. O taip, tiem, kurie sako, tipo, kad čia, yra vaikiška ar kažkas tokio, ar pavyzdžiui, atsibodo labas rytas, laba diena, visi šitie dalykai, Aivaro frazės, kuris šitai kartuoja, ir tai, kaip sakant, įsibėgėja mūsų vlogus ir tikrai, manau, po kokių metų, kai mes taip sakysime, ištisai tai jau bus įprotis visiems sakyti, ir tai gal bus gerai. Sorry, Snoopy. You can't go with us. Dogs aren't allowed on the school bus.